Labas rytas, noriu šiandieną pasidalinti. Vakar paleidau naują džemperiuką ir dabar galvoju, šiaip iš tikrųjų galvoju dar naujo kažką sugalvoti, nupiešti, tai šiandien gal biškį pagalvosiu kažkokių dizainų, bet dar apžiūrėsiu ir turiu vieną idėją. Labai fainai padaryti maikės. Tai noriu su jumis pakuoti siuntą. Gražiai supakuosiu su kaspinu ir išsiųsime šiandien šitą džemperį ir kitas prekes. Tai šiandieną aš noriu savo prasilginti suknelę. Čia balioninis sijonas. Pasakiškai gražus. Nieko nenoris ir daryti, bet jinai man yra biškelį per trumpa. Būtų nors truputėlį ilgesnė, mano ūgiui yra jo biškelį per trumpa. Nors labai gaila, nes modelis labai gražus. Paskui parodys, kaip atrodo. Labai gražiai. Nu kaip fainai mes čia vaikštom. Kaip fainai pasivaikščioti. Žinai, kas dar faina būtų? Piknikiukas. Karšti sumuštiniai, kavelė. Gal pasidarom kokią dieną? Darysim pikniką. Jeigu neatšals orai, kaip čia pranašavo. O dabar mes lekiam pavalgyti, jeigu rasim vietos. Būtų labai gerai, nes labai valgyti norim. Bet neaišku, nes to laiku tokių, kur gali būti užimta visur. Tai va, einam dabar. Oras koks geras, dėl Dievo meilės. Tai sakom, tikrai reikia nueiti kažkur pavalgyti. Skaniai pavalgiam. Prisivalgiam. Dabar namo ir prie montažų, kažkokių kūrimų. Sėdėsim. Prie darbelių, kaip sakant, vakarinio darbelių. Jo. Nes man asmeniškai vakarai kažkodėl labai darbingi. Man toks kūrybingas labai laikotarpis. Kaip jums, ar jums vakare labiau kūrybingas toks kūrybinis laikotarpis, ar ryte, anksti? Man tai vakare kažkodėl. Aišku, kelies ir darai, bet jeigu kūrybiškumo esmės, tai man labiausiai vakarais kažkodėl. Tau? Man rytais. Nu va, kaip skirtingai. Tačiau labai fainai, šiaip šiandien kažkaip mes ir pasivaikščiom ir dabar kažkaip labai fainai. Važiavome šiandien į Kadagių slėnį pasivaikščioti, nes oras pasaka, tai sakom, kažkur reikia nuvažiuoti. Pamatyti kažką naujo, pamatyti. Tai čia labai gražu, labai patiko. Nu, parodyk savo outfitą. Šitą man sakyti labai patinka. Jinai yra šiaip galima išsiversti ir bus va visa šitą. Nu va, naujas outfitukas. Švertus gavosi, kaip jaukiai. Kaip gerai. Tai va, komentaruose parašykit, kuris variantas jums labiau pirmas ar antras. Taip. Mūsų piknikas. Bet labai skani duona. Labai, tik mes jau čia nuvalgėm. Nu čia biškai taip atrodo, bet labai skaniai. Svarbiausia, minkšta, ne? Jo, ir pažiūrėkit, koks vaizdas. Laimai, labai skaniai. Jei!